sėkmingai. Jau turėtumėt matyti, tai duokit man kokį ženklą, nes aš užsidengiu. Daiva, matosi. Puiku. Viskas gerai. Tai gerai, tai malonu dar kartą matyti. Mūsų tikslas šiandien aptarti naujai pasirodžiusi dokumentą. Mes su juo jau išėjom ne pirmą kartą į diskusijas su bendruomenėmis. Projekto metu dar, kai rengėm, turėjom irgi diskusijų ir derinimo etapų su mokslininkais, su asociacijom specialistų. Priklausomai nuo tai, kiek buvot įsitraukę į vairias organizuotas veiklas, tai tiek turbūt turėjot ir sąlyčio su šituo dokumentu. Mes nesderinom per tarnybas, per švietimo padalinius savivaldybių. Tai dokumentas iš tiesų yra atnaujintas, juo buvo siekiama įgyvendinti švietimo įstatymo nuostatas ir pasižiūrėti, įvertinti, koks tas galėtų būti ugdymosi poreikių vertinimas švietimo, įtraukties švietime aspektu. Kaip matom, iš jūsų aktyvaus dalyvavimo ir, aišku, iš skambučių, iš užsiregistravimo, tai dokumentas atnaujintas ir turbūt kelia šiokį tokį nerimą. Dėl to, jau dokumento pradžioj, jūs jau matote įsakymo pradžioj parašyta, kad tie, kurie pradėjote vertinimus, senąją tvarką vadovaujantis, tai jie ir tęsite. Siekis toks, kad į dokumento pilną visos apimties taikymą ateitumėm palaipsniui, susitartumėm be jokių įtampų, esant poreikiu keisime, atnaujinsime, nes galbūt tikrai kažką praleidome, o be to galbūt ir įgyvendinimo etapuose kažkas išryškėjo, kas galbūt buvo net nepagalvota ir nenumatyta. Tai tiesiog kviestume visą bendruomenę tikrai diskutuoti tarpusavyje, spręsti, ieškoti kuo paprastesnių, aiškesnių sprendimų. Ir, toks prašymas būtų, kad kai atliekate vertinimus mokykloje, vaikų poreikius siekiate atpažinti, labai svarbu tolti nuo tų segregacinių tokių nuostatų, ar ne, nuo terminologijos, kurios vaikų žemina ir vaikų tėvus, taip pat prašymas ankstyvosios tos pirmųjų, nuo to pirminio ugdymosi poreikių vertinimo atsirado todėl, kad ta nesėkmės prevencija iki specialių ugdymosi poreikių nustatymo, galbūt galima mokyklos turite kompetencijų, dažna mokykla turite specialistų komandas, kurios gali greitai įsiterpti ir ankstyvą intervenciją vaikams suteikti, pagalbą suteikti, galbūt netgi užkertant kelią ir iki specialių poreikių, nenuvedant vaiko. Tai tiesiog norėjosi ir tuo aspektu paskatinti jūs bendrauti ir bendradarbiauti mokykloje, dirbti komandomis. Ir, tą dokumentą matytume kaip pagalba mokytojai ir mokykloms ir pedagoginiams psichologiniams tarnyboms, suvienodinant tą vertinimo praktikas. Taip pat norisi mokyklų vaiko gerovės komisijas, mokyklų vadovus priimti sprendimus, atpažinti kliūtis, gal kalbėti apie vaikų mokymosi, ugdymosi nesėkmes, priežastis ieškoti, tartis ir kalbėti, tiesiog paprastai, ieškant galbūt priežasties ir ieškant būdų vaikui padėti. Taip pat, jau susipažinę pastebėjote, kad vertinimo formose jų ne tik tai, kad sumažėjo, bet jose atsirado ir tam tikri aspektai, kuriais galbūt pasufleruojam, kas ten turėtų būti. Žinoma, tikrai jeigu turėsite ir papildomų aspektų vertinant, išryškėja kažkokie nenumatyti dar dokumente nenumatyti dalykai, tai jūs tikrai yra formose paliktos vietos, kur galite plėsti, plėtoti, jums svarbiais aspektais ir tai, ką jūs pastebite ir ko jums reikia ugdymo įstaigoje. Ir galvojant apie tai, kad vis dėlto visi dokumentai juda į elektroninį formatą, tai vėlgi kaip patogiau judėti į elektroninį formatą, tai pagalvojom, kad toks dokumento sustandartizavimas visuotinai, ar ne, bent formos pateikimas, tai bus pakankamas palengvinimas ir pereinant į elektroninį formatą.
Tai aprašo paskirtis jau susipažino turbūt, kad buvo nustatyta, kad nustatyti pirminio ugdymosi poreikių vertinimo tvarkas. Na, šiame pristatyme gal rasite, siekiant trumpesnio parašymo, greitesnio parašymo trumpinį, pamatysit PUP, bet tas vertinimas, pirminis ugdymosi poreikių vertinimas. Taip pat aprašas nustato specialių ugdymosi poreikių vertinimą ir pervertinimo tvarką, kaip ir apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo tvarką. Na, vertinimo žingsniai, jeigu galvojant, tai tiesiog paprastai tariant, tai vertinimas eina, ratu, vaikas patiria mokymosi sunkumų ar ne, kažkokie kyla jam iššūkiai dalyvaujant pamokose, mokantis, vaiko pasiekimai nepakankami. Įvertina pirminį ugdymosi poreikį vertinimą, vaiko gerovės komisija, jeigu matot, kad užtenka jūsų gebėjimų, galių ir lėšų spręsti problemas ir padėti vaikui, tai teikiate pagalbas ir savo jėgomis mokyklos veikia. Jeigu ne, kreipisis dėl specialių ugdymosi poreikių vertinimo, tada po kiekvieno vertinimo grįžta rekomendacijos mokyklai arba mokytojui. Jeigu vaiko gerovės komisija vertina ar ne pirminį ugdymosi poreikį vertinimą, tai grįžta mokytojui, tėvam, gal švietimo pagalbos specialistam, jeigu komanda yra didesnė. O jeigu pedagoginė psichologinė tarnyba vertins specialiuosius ugdymosi poreikius, tai grįžta rekomendacijos mokyklom ir jūs tada, vėl taiga įsižeminsite iki mokytojo, ką jam reikia daryti, ką jam reikia žinoti, organizuojant ugdymo procesą. Tada labai svarbu, kad tai, ką teikia mokyklos vaiko gerovės komisija, kad teikia pedagoginė psichologinė tarnyba, nenugultų tiesiog kaip popierizmas bereikalinis, bet tiesiog, kad jūs juo remiantis galėtumėt parengti vaikui individualų ugdymo planą. Kažkas tai mikrofoną neįsijungiat ir man atrodo, kad aš save netgi girdžiu. Aidint, tai ačiū tada, kad pritylinat. Tai labai svarbu, kad tai, ką parašė kolegos, kiti vaiko gerovės komisija arba pedagoginiai psichologiniai tarnybai, jūs pasinaudotumėt rengiant pagalbos planą, kuris yra dalis individualaus ugdymo plano, kad tiesiog ne 10 planų rengtumėt jį vieną. Ir tada stebit vaiko pasiekimų raidą, susitartais aspektais jo gebėjimų galbūt raidą, įgūdžių, kaip susiformuoja tam tikri įgūdžiai ar ne. Ir tada matot, ar jums reikia vertinti dar kartą vaiko gerovės komisijai, galbūt kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl specialių ugdymosi poreikių vertinimo ar dėl kitų pagalbų. Labai svarbu, kad tas vertinimas nebūtų tiesiog dėl kažko, nes iš tiesų tai visą tai, ką atliekat, tai turi pasitarnauti kalbant, planuojant vaiko mokymosi pasiekimus, kalbant su tėvais, formuojant jų lūkesčius vaiko ugdymuisi. Ir labai svarbu, kad iš jūsų klausimų buvo, ar tas individualus planas turi būti teikiamas, jeigu vaikas nebuvo vertintas, o kreipėsi į tarnybą, ar jūs turite jį kažkokiu būdu pildyti. Tai labai noriu paprašyti visų, kad jeigu nebuvot kažko padarę kažkokiame etape ir nedaryti, kad vardan kažko padaryti, kad tai būtų tik tiesiog popierinis užpildymas nereikalingas. Jeigu tėvai nusprendė arba mokinys pilnametis nusprendė kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą, vaikas nebuvo vertintas, dėl to ir yra punktas, ar ne, sakantis, kad pasitikrinti, ar nėra, ar buvo vaikas vertintas ir kodėl, pavyzdžiui, mokyklos vaiko gerovės komisija galbūt nerekomendavo vaikui kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą, o galbūt kaip tik buvo rekomendacija kreiptis, nežinau, dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, ar ne, nes galbūt socialinės kažkokios aplinkos vaikų neigiamos, socialinio pedagogo pagalba buvo skirta, kur gal tėvai tiesiog nepriėmė jos, reikia mokyklai pagalbos iš šalies, tai dėl to labai svarbu, kad nebūtų to formalaus tokio vertinimo. Labai prašytumėm. Taip pat buvo tokios diskusijos ir iš jūsų klausimų, ar reikia rengti individualų planą. Pavyzdžiui, jeigu vertinami vaikai ir vertina ankstyvoji, sakysim, 3, 4, 5 metai vaikui ir netarė ten kokio nors garso, kaip sako, parašyta bent raidės, turbūt, nežinau, garso greičiausiai ir netarė, ne?
Ką daryti? Tai norėčiau pasakyti, kad turėtumėm vis dėlto rinkti vaikui e, pagalbos planą ir įtraukiant į individualų planą, nes turi žinoti, ne tik tai juk specialistas teiks pagalbą, o jo pagalbos formos gali būti labai įvairios pagal funkcijas nustatytas apraše. Atsiprašau, čia dabar jau pas mane triukšmas irgi turbūt irgi, bet gal girdisi. Tai tos pagalbos formos yra nustatytos labai įvairios, be visų pagalbų teikimo, na, grupinių, individualių pagalbos teikimo formų yra dar prievolė kontaktiniu būdu vertinti vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius. Tai visam turite susiplanuoti savo valandas darbo ir aiškiai žinoti, kada, kas ir kaip darys. Tai dėl to tas pagalbos planas yra labai svarbus ir jis padėtų įgalinti mokytojo organizuojant ugdymą kasdien, ar ne, įtvirtinant tą patį garso ritarimą, ar ne. Jeigu tai, sakysime, grupiai, na, nežinau, ikimokyklinio ugdymo grupė, ir jei visai, na, daugiau kaip pusiai vaikų ar nebūdingas tam tikro garso netarimas, tai turbūt mokytojas dirbantis su ta grupė atitinkamai ir organizuos ugdymo turinį, ar ne, išdėlios. Tai jam labai svarbu irgi žinoti, nepamesti tų dalykų, tai dėl to labai svarbu, kad tie susitarti dalykai atsirastų ir mokytojo veikloje, įtvirtinant tai, ką jūs kaip specialistai, na, ne ką jūs kaip Vaiko gerovės komisija, bet ką jūsų švietimo pagalbos specialistai teikiantis, kokią padarė intervenciją ir ką, na, kaip padėjo vaikui įgyti tam tikrą įgūdį, kad jį tvirtinti mokykloje, kasdienėse veiklose ir galbūt tai gali būti įtraukiami ir tėvai, globėjai ir visi kiti, kurie supa vaikų. Labai svarbu dar būtų pastebėti, kad tikrai nacionaliniu lygiu mes neturime nustatę reikalavimų, koks tas planas turėtų būti. Ar jūs rašysite prie kasdienių savo planų, nežinau, irgi ugdymo įstaigose skirtingos tvarkos, skirtingi susitarimai. Vienos savivaldybės naudojasi savivaldybių sprendimais, kitose mokyklose Vaiko gerovės komisijų sprendimais. Jūs tikrai turite įvairiausių praktikų ir šiuo teisės aktu nebuvo siekis tas praktikas kažkaip keisti. Tai, kas gera, tie pasiekimai, kurie tikrai padėdavo jums švietimo pagalbą daryti veiksmingesnę, o mokytojam ugdymą irgi, na, organizuoti labiau sulaukiant palaikymų švietimo pagalbos specialistų, mokyklos Vaiko gerovės komisijos narių, mokyklos vadovų, tai tos praktikos tikrai turėtų likti ir už jas esame dėkingi. Kalbant, dar buvo klausimų, kuo skiriasi vertinimai, pirminio ugdymosi poreikių vertinimo ir specialių ugdymosi poreikių vertinimo. Tai aišku, kad jau juos atlieka skirtingas, na, įstaigos, vienur mokyklos, kitur pedagoginės psichologinės tarnybos, skirtingos joms kompetencijos suteiktos. Jeigu mokyklos Vaiko gerovės komisija vertina, galim vertinimus atlikti pasirinktais aspektais, pavyzdžiui, kaip, na, dauguma klausimų buvo, ką su logopediniais vaikais, tai, na, kalbos ar nekalbėjimo aspektais vertinsite, nebūtinai vertinsite socialinių aspektų, dar kažkokiu kitokiu. Jeigu reikės, tą darysite, bet tai nėra prievolės nustatyta dokumente, kad jūs būtinai visais tais aspektais nustatytais dokumente ir turėtumėte vertinti. Tuo tarpu pedagoginė psichologinė tarnyba vertins jau nustatytais pedagoginių, psichologinių, socialinių pedagoginių aspektų, na ir jeigu reiks, kažkiek remsis ir medicininiu, ar ne, nustatant vaikui sutrikimo grupę ir vertinant specialių ugdymosi poreikių lygį. Tai mokyklos Vaiko gerovės komisija rekomendacijas teikia, na, iniciatyva kyla iš mokytojo, švietimo pagalbos specialisto, gali kreiptis tėvai, jeigu mato, kad patiria, na, pastebi, kad vaikui kyla sunkumų, gal kyla adaptacija užsitęsia, ar ne, gal kyla dar kažkokie tai bendravimo, gal atsirado kažkokie kaip tik pasikeitusi elgesio dalykai, ar ne. Tai, na, gali kreiptis ir tėvai. O jeigu kalbam apie aukštesnių programų mokinius, tai gali ir pavyzdžiui, pilnametis mokinys, kuris irgi patiria mokymosi sunkumų, kyla iššūkių, gali konsultuoti su mokyklos Vaiko gerovės komisija, su specialistais, galbūt jam reikia
pagalbų daugiau, negu jis gauna, mokymo procese, ar ne. Pedagoginė tuo tarpu tarnyba skirs rekomendacijas mokyklai, kartu tėvam, ir arba pilnamečiui mokiniui, priklauso nuo to, kas kreipsis. Ir rekomendacijų teikimo apimtis, ar ne, kitokios. Jeigu mokyklos vaiko gerovės komisija nustato švietimo pagalbą, gali nustatyti reikmę mokymosi papildomai pagalbai iš ugdymo plano, ką leidžia bendrieji ugdymo planai, ir nenustato, kad tam tikrais atvejais vaikas gali gauti papildomas pamokas, skirtas spragom šalinti, kompensuoti ir taip toliau. Galbūt mokyklos vaiko gerovės komisija įvertins ir pastebės šitą poreikį ir rekomenduos vaikui dalyvauti tose pamokose. Tuo tarpu specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinus gali būti taip pat skiriama ta švietimo pagalba ta pati, ar nepapildant iki tol buvusią skirtą pagalbą, gal keičiant jos intensyvumą, gal numatant kitus teikimo tikslus, tiesiog įvertinus vaiko poreikius, nes aišku, valdys kitus instrumentus. Tai ir be švietimo pagalbos gali skirti ugdymo pritaikymą. Ką mes turime mintyse, tai individualizuoti bendrasias programas arba pritaikyti bendrasias programas. Tai, skiriasi tos iniciatyvos. Dabar buvo dar klausimas, per kiek dienų mokyklos vaiko gerovės komisija turėtų atlikti pirminį ugdymosi poreikių vertinimą. Tai dokumente nėra, bet vadovaujantis bendra tvarka, kuri yra nustatyta Lietuvos Respublikos viešo administravimo įstatyme, per 20 dienų turėtumėte įvertinti, jeigu kreipėsi mokytojas su klausimu, ar ne, kad jam tikrai kyla sunkumų, iššūkių dėl vaiko elgesio, dėl visokių įvairiausių dalykų, ar ne, kas tikrai kelia nerimą organizuojant ugdymą, ir tikrai jis nori pasitarti pagalbos, jis tada kreipiasi į mokyklos vaiko gerovės komisiją, ir mokyklos vaiko gerovės komisija tikrai neturėtų ilgai tęsti ir lūkuriuoti ir priimti sprendimą, maždaug per 20 dienų, kada ir kaip sutelks mokytojus ir kada pradės pildyti tą pirmą formą, sprendžiant, ar čia yra vienkartinė, ar vieno dalyko problema, galbūt tas dalykas turi ypatingą kažkokį organizavimo laiką, pavyzdžiui, pirmadienis, pirma pamoka, ir vaikas galbūt pavargęs, pervargęs, dėl to galbūt jo dėmesys ir visi kiti mokymosi gebėjimai silpnesni nei įprastai, nei kitose dalykuose, dėl to galbūt kyla iššūkiai. Tai tam tikrus dalykus įvertinę, tiesiog aš manau, galės priimti sprendimą dėl išvados rekomendacijų teikimo. Taip pat buvo klausimas dėl sutikimo. Būdavo seniau aiškiai sutikimo forma. Dabar, ir aplinkraštį jau šiek tiek užsiminėme, kad švietimo įstatymas nustato prievolę tėvams vykdyti mokyklos ir specialistų teikiamas rekomendacijas, iš išplaukia tėvų prievolė. Taigi tėvai gali nesutikti, abejoti, galbūt ne visą apimtim priimti jūsų siūlomas pagalbas vaikui. Ir jeigu nesiseka susitarti, paaiškinti ir tėvai vis tiek nepriima jų, tai tėvų susipažįstant, kur yra pasirašytinai skirta vieta, ar nesusipažinau, prašyti, kad jie įrašytų argumentą, kas jiems kelia nerimą, ir klausti, informuoti tėvus apie galimybę teikti apeliaciją. 5 darbo dienos yra nustatytos. Tai tos apeliacijos teikimas ir reikštų, kad tas 5 dienas laukiat, ar bus pateikta apeliacija. Jeigu nebus pateikta, tada mokykla turėtų informuoti tėvus, kad pradedama teikti švietimo pagalbą, mokyklos vaiko gerovės komisijos nustatyta, vykdyti mokyklos vaiko gerovės komisijos nustatytas rekomendacijas. Kas turėtų, klausimai irgi buvo tokie, kas iš mokyklos vaiko gerovės komisijos turėtų kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą, jeigu buvo rekomenduota ar ne. Ir tėvai susipažįsta ir neprieštarauja, neparodo jokio nesutikimo. Tai vėlgi nacionaliniu lygiu šitą nenorėjom nustatyti ir manom, kad mokyklos tikrai vaiko gerovės komisijos žino savo specialistų ir užimtumus, ir visos komisijos užimtumą. Ir tikrai savo vidiniam tvarkom ir susitarimais nuspręs, kokiu būdu mokykla pateiks informaciją, ar tėvai
ar tėvų paprašys, kad jie kreiptųsi su visais turimais dokumentais, kuriuos atiduosite tėvam ar nenuorašus. Tai tiesiog vidiniam tvarkom nusistatyti, kaip tai būtų patogu daryti ir kad tikrai nekiltų papildomų nesusipratimų ir įtampų ir kad, būtų tikrai susitarta, kad tas ir tas žmogus atsakingas, kad jo darbo krūviai susireguliuoja, ar ne, kad jums aišku, kaip, nežinau, mes čia esam pakvietę mokyklos vaiko gerovės komisijos pirmininkus, kad jums kaip pirmininkui aišku, kad tikrai šito atveju tiesiog nepraleisite ir nedings, neužsimirš, kažkas jį tikrai vadybins ir žiūrės, kaip sekasi, ar tai į tarnybą tėvai nuėjo, jeigu nenuėjo, tai kodėl, ar vaikas nuvestas ir komunikacija, ta tokia, tas ratas bus užtikrintas ir tikrai turėsite tą pilną vertinimą. Tai ar reikia tėvų raštiško sutikimo, dar buvo keli kartai, jeigu tie tėvai jau jaučiat, kad nesutinka, tai tų sprendimų yra įvairių, galite, tikrai mes nacionaliniu lygiu nemanom, kad šiuo metu reikėtų mums įsivesti tą raštišką sutikimą, sugrąžinti tokio, koks jis buvo, bet jeigu jums atrodo, kad jums mokykloje reikėtų tokio turėti, jūs norėtumėte, ar jaustumėte saugiau, tai žinoma, kad jūs visus tos dokumentus, kurių jums atrodo reikia, juk jūs galite priimti mokyklos vidinę tvarką. Galite į sutarties dalykus, ar nesudarant mokymosi sutartis, nusimatyti punktus ir papildyti, kad jeigu vaikui reikės pagalbos, kad, tą pagalbą ar papildomai ten teiksite sutikimą, ar informavimas tėvų, pavyzdžiui, žinute, ar tai bus, ir jeigu tėvai irgi ten duos kažkokį ženklą, kad jie sutiko ar taip toliau, ir tai jūs laikysite kaip, sutikimą, tai viskas išsispręs, bet norėčiau dar pastebėti, kad jeigu švietimo pagalbos specialistai prevenciniais tikslais atlikdami savo vertinimus, ar ne, logopedai, pavyzdžiui, kalbos vertinimą, nežinau, psichologai turėdami tam tikrus vertinimo instrumentus atliks irgi vaikų vertinimą, tam tikros grupės vaikų, tai vis tiek kaip ir bet ką jūs apie bet kokį veiksmą mokykloje jūs tėvus vis tiek informuoti, ar ne? Ar jeigu, kad ir tos pačius dalykus, pavyzdžiui, apie vykstančius renginius, apie ekskursijas, apie edukacinės išvykas ir taip toliau, tai turbūt būtų gražu, kad tais kanalais, kuriuos, įprastais, apie kuriuos kalbate, apie, tam tikrus ugdymo pasikeitimus, tiesiog tėvus informuotumėte, kad bus atliekamas, pavyzdžiui, pirmokų, ar ne, kažkoks vertinimas, siekiant išsiaiškinti, ar gali kilti vaikui sunkumai ir kad po to bus aptariama galbūt individualiai su tėvais ir vaikais, aišku, tam tikrais aspektais, kur tikrai jūs matysite, kad yra poreikis pasikalbėti, galbūt, ir priimti tolesnius sprendimus dėl vaiko pirminio ugdymosi poreikių vertinimo ir taip toliau. Tai ta informacija, komunikacija tikrai turėtų vykti ir, neturėtų būti vienpusės, ar ne, jeigu tėvai kreipiasi, tai tikrai visus klausimus tėvų reikėtų atsakyti ir, jeigu tėvam nepakanka, galbūt juos pasikviesti ir vaiko gerovės komisijas aptarti tam tikrus niuansus, kad, jiems būtų tiesiog aišku. Taip pat buvo klausimas, kaip logopedai vertins, nes kalbos korteles atšaukė įstatymo. Taip, jos yra atšauktos, bet kai kurios savivaldybės yra pasitvirtinusios savo. Galbūt labiau buvo populiaru tvirtintis tom savivaldybėm, kurios turite vaikus iš tautinių mažumų, ar ne, šeimų, nes buvote kažkaip adaptavę tas kalbos korteles, tai mes šitų kortelių tikrai jūs jomis galite naudotis, jų niekas neatšaukė. Tie instrumentai, kuriais naudodavomės ir jie buvo patvirtinti jūsų, tai jie ir galioja. Kalbos kortelės bus atnaujintos, bet reikia laiko, bet jūs, logopedai turi logopedo knygas, ar ne, turi kitus instrumentus, tai visais, kuo turite formalizuoti, kas yra jūsų vaiko gerovės komisija ar pedagoginiai psichologiniai tarnyboje, tai jūs juos įrašote. Jeigu neturite tų instrumentų, tada naudosite kitais metodais, ar ne, galbūt, nežinau, stebėjimu, gal, nežinau, vaiko pokalbių, įvairiais, kuriais jūs disponuojat. Taip pat buvo klausimas, ką daryti, jeigu po
vertinimo į tarnybą, na, tėvų vaidmuo, jeigu tėvai, na, supažindinti, bet vis tiek jie nesutinka su ta forma, kurią, na, su siūlomais pagalbos, na, siūloma pagalba, tėvai nesutinka ir ką tada daryti, nes, nu, jie nusprendžia kreiptis į tarnybą, ar ne? Nežiūrint į tai, kad jūs kaip mokykla galbūt nerekomenduojat kreiptis į tarnybą. Tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad dokumentas ir nestabdo, jeigu tėvai turi poreikio, na, jie mato ir turi norą, jie gali kreiptis, konsultuotis į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl vertinimo. Tarnyba yra nuostatos dokumente, kad tarnyba, na, vis tiek komunikuos su mokykla, ar ne, ir klaus, kodėl jūs, pavyzdžiui, nerekomendavot kreiptis galbūt, ar buvo vertintas vaikas, ir ar buvo rekomenduota kreiptis, o jeigu nebuvo rekomenduota, tai kodėl. Galbūt netgi tarnyba irgi gali atsisakyti vertinti ir prašyti tėvų sugrįžti ir pabandyti tą pagalbą, kurią siūlo mokykla. Tai čia ta komunikacija turėtų būti visais lygmenim. Ir, na, tiesiog sutartom formom, susirašinėjimais, galbūt pokalbiais, diskusijom, susitikimais, kaip jums patogu, kaip tėvam patogu, kaip, na, netgi ir tuo pačiu nuotoliniu būdu, ar ne, Teams platformoje, ar Zoom. Taip pat buvo klausimas dėl sąrašų derinimo su pedagoginiam psichologiniam tarnybom, tokios prievolės nebelieka. Bet jeigu savivaldybėje matysite, kad jos tokios reikia, tai tiesiog ją galite nusistatyti. Bet jos nebeliko ir todėl, kad, na, nustačius mokyklos vaiko gerovės komisijai, kad vaikui reikia pagalbos, tą pagalbą skiria mokyklos vadovas, kuris ir administruoja visus mokyklos joje dirbančius specialistus, jų darbo krūvius, sudaro sutartis, ar ne, gali papildomai skirti išteklius, tarifikuoti papildomas valandas už tam tikras veiklas. Tai vis tiek mokyklos vadovas turi, na, čia svertus veikimo, tai dėl to poreikios kaip ir nematėm, kad jis turėtų likti tas sąrašų derinimas, bet galbūt vaiko gerovės komisijom, na, norisi pasitikrinti, pasiklausti, tai tikrai galite daryti, jeigu tai tikrai yra toks poreikis. Dėl pirminio ugdymosi poreikį vertinimo atliekamas, dar kartą grįžtu, kad mokyklos vaiko gerovės, kai ją kreipiasi, jau kalbėjau, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai po pirminio, na, to po savo vertinimo, jeigu toks yra mokykloje susitarta, kad tokia atlieka, pavyzdžiui, ar iki mokyklinio ugdymo įstaigo, ar ne, nauji atėję vaikai, galbūt visi pervertinami tam tikro specialisto. Ar pokalbiai su tėvais vykdomi visuotini, nežinau, kokius sprendimus esat priėmę, kad atpažinti ir ankstyvąją tą intervenciją, įsitraukti, kad greičiau užbėgti už tam tikriem dalykam už akių, diskusijos su tėvais išsiaiškinant, tai visi tie sprendimai tikrai turėtų būti ir kai jūs, na, sprendimus priimat, kokiu formatu turi kreiptis ir kas turi kreiptis, kas pateikia prašymą, tai noriu pasakyti, kad prašymo formos dabar gali būti labai įvairios. Ar kreipiasi tėvai, ar kreipiasi mokytojai, tai, na, nereikia be reikalo, kad jūs kažkaip formalizuotumėte ir, na, jeigu mokytojas tiesiog jūsų bendruomenė nėra didelė ir yra pokalbiai, diskusijos, skirtas laikas, kaip mokytojams sekasi, pokalbiai, kad kyla sunkumai ir kad galbūt reikia vaiko gerovės komisijas svarstyti tos atvejus, tai tiesiog jūs galite pasikviesti mokytoją ir pristatyti, na, iššūkius, su kuriais jis susiduria. Tai tos formos, dar kartą grįžtu, tikrai labai įvairios. Net ir tėvai, jeigu kreipiasi elektroninė žinute į mokyklos vadovą ir su klausimu, ar tikrai ir dėl ko vaikas patiria sunkumų ir galbūt jis turėtų būti vertinami jo poreikiai ir reikmės, tai ir to žinutės pakanka, kad jau mokyklos vaiko gerovės komisija pradėtų, na, atlikti, įpareigotų mokytojus pastebėti, ar ne, įpareigotų švietimo pagalbos specialistus atlikti vertinimą ir atkreipti dėmesį į vaiko, na, į tėvų išsakytus lūkesčius ir nerimą. Tai dėl to mes tos formos, kokia tai turėtų būti, kas ten turėtų būti surašyta, mes nenustatėm, bet pirmoje formoje yra tam tikra informacija, kuri gali būti naudinga
na, tiesiog formali, ar ne, apie kokį vaiką čia kalbėtumėm, na, protokolus jūs vis tiek turbūt rašote ir sprendimus, kokius priimate, tai ten turbūt ir sukonkretinsite, per kiek laiko jūs tą vaiką stebėsite, ar ne, iki kada, kokie mokytojai, kokie švietimo pagalbos specialistai bus įtraukiami į tą pirminį vertinimą. Jeigu neįtrauksite visų, tai na, gal irgi turėsite argumentų, kodėl, kad tiesiog galėtumėte ir tėvam, ir mokyklos vadovui esant poreikiui paaiškinti, kodėl buvo priimti vienokie ar kitokie sprendimai. Taip pat buvo klausimas, ar nėra mokyklai perteklinė informacija, pavyzdžiui, apie vaiko sveikatą, ankstyvąją raidą, na, susirinkti duomenų. Norėčiau pasakyti, kad jeigu, na, jūs nematysite tokio poreikio, tai jūs ir neprašykite šitų duomenų, nes, na, jums jie galbūt svarbus sprendimui priimti, ar ne? Ar jūs toliau kreipsitės į pedagoginę psichologinę tarnybą, ar užteks tai tos pagalbos, kurias galite pasiūlyti mokyklos savo kompetencijos ribomis. Tai būtų tokie svarbus aspektai, kalbant apie pradžią, kai pradedam ugdymosi poreikių vertinimą. Na, atliekant pirminį ugdymosi poreikių vertinimą, tai jau kaip ir kalbėjom, mokytojas pirmiausiai, na, turėtų vis tiek pastebėti, bet koks, nebūtinai pradinių klasių, nes kažkaip labai akcentas iki mokyklinio ugdymo, prieš mokyklinio ugdymo grupės mokytojus, pradinio ugdymo, bet kuris ir dalykų mokytojas gali, ar ne, paauglystėje arba tėvų skyrybų momentu susidurti su tam tikrais ugdymo iššūkiais, na, tiesiog galbūt dėl vaiko, dėl mokinio elgesio, dėl tam tikrų dalykų, na, ko nebuvo iki šiol pastebėjęs, na, bet kyla sunkumų jam. Tai bet kokie mokytojo išsakytas nerimas yra vertas dėmesio jūsų kaip komisijos ir vertas svarstyti ir galvoti, galbūt galima kažkaip mokytojui padėti. Nes įtrauktis ir yra apie tai, ar ne, kad dirbam komandom ir ieškom sprendimo būdų ir nedirbam po vieną. Tai labai svarbu, kad, na, tiesiog ta komanda ir būtų mokykloje. Ir aš žinau, daug institucijų jūs taip ir dirbate, tai dokumentas niekaip nekeičia šitų jūsų praktikų ir jas tik nori pastiprinti ir palaikyti. Bet jeigu, na, galvojam kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl programų pritaikymo, tai tikrai, ką jau turi pastebėti ir mokytojas turi tikrai visom informavimo priemonėm, ir elektroninį dienyną, ar ne, ir turbūt ir susitikimo metu su tėvais, ar klasės auklėtojas informuoti apie vaiko patiriamus mokymosi sunkumus. Negalėtų kaip iš dangaus nukristi, kad vaikui reikia pritaikyti, pavyzdžiui, netgi individualizuoti programą, nors jo įvertinimai, pavyzdžiui, metinių yra patenkinami, ar ne? Tai reikia labai, na, įvertinti, tada tėvai svarsto, tai jeigu mano vaikas geba tuo bent jau slenkstiniu lygiu, ar ne, mokytis, gauti teigiamus įvertinimus, tai ką man tada reikia to vertinimo ir tų programų pritaikymo ar individualizavimo. Tai, na, turėtų būti ta dermė ir, na, neturėtų būti tai švietimo pagalbos specialistų pastebėjimas, kad vaikui tikrai gali kilti sunkumai, ar ne, dėl tam tikrų jo savybių. Ir mokykla tada gavusi, mokyklos vaiko gerovės komisija gavusi tą kreipimąsi, bet kokiu būdu, bet kokią formą, kaip jau kalbėjau, organizuoja pasitarimą su visais. Jeigu reikia, gali kviestis visus, tiem mokytojam, kuriem aktualu, galbūt ateis, kai kurie galbūt negalės, neateis, galbūt vėliau įsitrauks, bet svarbu, na, tą situaciją paanalizuoti kiek įmanoma plačiau. Tada priimti sprendimą dėl PUP vertinimo ir informuoti tėvus ir globėjus yra labai svarbu. Dar to vertinimo etape, kad susivienodinti, galbūt tėvai nemato čia problemos ir neįžiūri, kad yra sunkumų vaikui. Na, tai tiesiog reikėtų tuos, na, lūkesčius tiek mokytojo, ar ne, koks lūkestis jo yra vaiko dalyvavimo pamokoje ir tėvų lūkesčius kažkaip suderinti. Ir čia vaiko gerovės komisijos vaidmuo yra didžiulis. Tai dokumentas yra tarsi ir nustato algoritmą kaip, kas ir po ko, bet atsakant į jūsų dar klausimus, na, pildant pirmą formą ir ten yra parašyta, kad pažanga, na, jeigu vertinama mokymosi pasiekimai vaiko, fiksuojama pažanga, kad turėtų būti vertinama ne vienu būdu ir kuo čia dabar vadovautis, ar mokyklos priimtais, na, dokumentais,
ar kokiu nacionaliniu teisės aktu, tai jeigu turite mokyklai priimtais, tai naudokitės mokyklai. Svarbu aspektas čia buvo toks rašant, kad nebūtų tai vien, pavyzdžiui, tik tai kontroliniais darbais remiasi, ar ne, sakydami, kad vaikui yra galimi specialiai ugdymosi poreikiai, nes kontroliniai darbai, rodo tikrai nepakankamus mokinio pasiekimus. Tuo tarpu, pavyzdžiui, kalbėjimo ar niekaip neaptariami, kaip jisai kitom formom galbūt demonstruoja savo mokymosi pasiekimus. Tai čia buvo fiksuotas tas sakinys tam, kad kuo įvairesnėm formom, nes kuo įvairesnės vertinimo instrumentus jūs pateiksite, ar mokyklos vaiko gerovės komisija gaus iš mokytojo, tuo bus lengviau priimti turbūt sprendimą, ar ne? Tai kaip tada dar buvo klausimai, kaip galima pildyti tos formos lapus, juos kažkaip guldyti, vartyti, pildo taip, kaip patogu. Pildote tiek, kiek reikia, nes ten matėt įvairiais aspektais, ir dėmesį, ir mąstymą, ir gebėjimų, ir taip toliau. Susitarėte, kiek jums tikrai, kur čia kyla nerimas. Jeigu tikrai matote, kad tik tai kalbos ir kalbėjimo aspektais vertinsite vaiką, tai galbūt tikrai nereikės pildyti ten visų kitų dalykų, tiesiog užsipildysite tai, kiek jums aktualu, o teikia tėvam, jūs tiesiog ir išimsite, išformatuosite elektroninį, nes tikriausiai, kad elektroniniu būdu pildysite, nes taip patogiau dalintis, ar ne tas formas, papildyti, pasitarti, paskui dėl pildymo atsiranda galimybė ir komentuoti, ar ne, jūs ten galite įsivesti tas įvairias funkcijas, ką šiuolaikinės technologijos mums leidžia. Tai visą tai jūs galite daryti, bet svarbu, kad jau kai suformuluosite galutinę mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendaciją, tai ji būtų tik tai pateikta ir tais aspektais. Nebūtų ten pusė tuščia, ar ne, tiesiog tėvam nereikėtų ten duoti tų visų nereikalingų eilučių, jūs tiesiog išimsite tai, ką pildėte, kas aktualu, sprendimai, parodyti ir pagrysti, kodėl buvo priimtas ir nustatytas toks, pavyzdžiui, poreikis, toksai pagalbų intensyvumas ir taip toliau. Tai pildote tik tai tiek, kiek reikia, kiek jums atrodo aktualu, nes manome, kad specialistai tikrai ir mokyklos vaiko gerovės komisija tikrai turite patirtį ir gebėjimus atpažinti tikrai vaiko ugdymosi reikmes. Klausimas buvo, ar pirma forma naudojama vertinant ir ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikus. Taip, ta pati viena forma, kitų formų nėra. Jeigu jau buvo pildyta ir jūs papildėte tam tikrais aspektais arba atsiranda nauji, tai jūs tiesiog ir tą antrą variantą jau pildysite ant tos, jau pildytos formos. Labai svarbu būtų, kad ne iš naujo vėl pradedat nuo naujų mokslo metų, ar ne, sakysim, šiais metais jau pradėjot kažką pildyti pagal tą formą ir pradėjot teikti pagalbą, bet stebit, kad vaikui tikrai reikia dar papildomai ir to paties logopedo galbūt pagalbos, ar ne, ir dar tų pačių intervencijų kažkokių aktyvių ir intensyvių galbūt. Ir reikia mokyklos vadovo vėl sprendimo skirti ir nepapildomai ir tėvus supažindinti. Tai jūs svarbu, kad neatsirastų iš naujo. Bet jeigu jau buvo pildyta, tiesiog papildoma, tęsiant ir tie kiti aspektai, kurie yra svarbus, jie pažymimi toje naujai formai, nes tikrai, jeigu bus teikiama logopedo pagalba vienais metais ar nebus tikslai, antri metai galbūt galima irgi tų pačių tikslų siekti, bet jeigu treti, ketvirti metai, tai mes tada kalbam apie pagalbos veiksmingumą, ar ne? Jeigu negalime, išspręsti tam tik 10 metų ir žinant, kad tikrai jo nebus įmanoma pasiekti. Tai apie tą pirmą formą turbūt, kas dar klausimas buvo, kas pildo dalykinėje sistemoje. Tai jau kiek ir kalbėjau, kad pildo tie mokytojai, kuriems aktualu. Bet jeigu matysite, kad, pavyzdžiui, tikrai vaikas turi, skaitymo sunkumų, tai vis tiek svarbu įtraukti visus, netgi ir etikos mokytoją, ar ne, nes ir etikos dalyke yra poreikis skaityti, ar ne? Tai kaip tas mokytojas turėtų galvoti apie prašoma perskaityti tekstą, kaip padėti vaikui jį suprasti, suvokti, kaip jį perskaityti galų gale, nepriklausomai nuo sutrikimo, ar ne? Tai įtrauksite turbūt visus mokytojus, ar rekomendacijas teiksite visiems mokytojams ir mokytojas tiesiog pasižymės vaiko individualiam plane, ar tikrindamas, ar stebėjimas, kaip vaikui sekasi, įsitikins, ar ne? Kaip, ar jis gebėjo perskaityti, tik tada puls vertinti jo
pasiekimus. Dabar dėl pirminio vertinimo klausimas, ar visi mokytojai turi pildyti ir paskui ar pasirašyti tą formą visi mokytojai. Mes manom, kadangi tai vaiko gerovės komisijos na, pabaigoje yra tiesiog rekomendacija, bet pradžią, pirmąją dalį pildo dalykų mokytojai. Jeigu jūs matot ir tokį poreikį, tai tikrai mokytojai gali pasirašyti ir ten numatyta, kad jūs galite papildyti ir tais mokytojai, kuriais, na, jeigu jie tikrai dalyvavo vertinime ir teikia tam tikras rekomendacijas dėl ugdymo ar ne dėl ugdymo metodų, būdų, kurie būtų vertingi. Tai jūs, jeigu matot poreikį ir tokį turi, tai papildykite ir tegul mokytojai pasirašo. Bet tokio formai, tokio prievolės, tokios tikrai nėra. Norėtumėm, kad na, tiesiog jūs į tas formas irgi žiūrėtumėt kaip į tai, kad jūs gaunate paruoštuką ir jį susitvarkote kiekvieno vaiko atveju vertinant taip, kad būtų aišku, dėl ko jiems skiriama pagalba, dėl ko jūs rekomenduojat mokyklos vadovui skirti pagalbą, skirti specialisto laiką ar ne, planuoti tą tvarkaraštį sudaryti ir taip toliau, kad būtų aišku, na ir tėvam paaiškinant irgi dėl kokių priežasčių. Tai ta forma tikrai, jinai nėra griežtai ir elektroniniam formate mes bandom ją paruošti, kad jūs gautumėt ir jinai lengvai irgi turėtų modifikuotis, prisitaikyti prie jūsų poreikių. Dabar tėvų norėtumėm dėl aspektų, ar ne, kokiais pildot. Tai tie aspektai jau, kaip ir sakiau, yra surašyti, ar ne, ir tvarkoj, kuriais jūs ten vertinat. Jeigu manot, kad dar nepakankamai, jie ne visais svarbiais jums, pavyzdžiui, kažkokiais dalykais, na, tiesiog nėra paliesti nacionaliniam teisės akte, tai jūs papildot, nes yra tokia galimybė. Klausimas buvo dėl mokyklos 11 punkte, rašoma, kad mokyklos vadovas skiria švietimo pagalbą. Ir kas tada, jeigu mokyklos vaiko gerovės komisija vertina ir rekomenduoja tęsti. Na, tai tiesiog mokyklos vaiko gerovės komisija įvertinusi ir jeigu tikrai rekomenduoja tęsti, tai taip ir patiks mokyklos vadovui, ar ne? Ir šis priims sprendimą tęsti ir, na, mokyklos tikriausiai susitarta tvarka spręsite ir kokiu intensyvumu ir kaip mokyklos specialisto, švietimo pagalbos specialisto tvarkaraštis turėtų keistis, ar ne? Kas ten atsirasti, kokie pasikeisti vaikų sąrašas galbūt pajudėti, ar ne? Tai daug sprendimų priimsite mokykloj. Ir ką turėtų mokyklos vadovas paskirstyti švietimo pagalbą, pagal ką, tai mokyklos vaiko gerovės komisijos siūlymų. Tikrai jis neturėtų skaičiuoti įverčius su lentelėje, tiesiog mokyklos, nes tai nespecialių ugdymosi poreikių vertinimas bus atliekamas mokykloje, o vaiko pirminis ugdymosi poreikių vertinimas. Tai mokyklos vaiko gerovės komisija nuspręsti, kad vaikui reikia pagalbos čia ir dabar, arba kol jis bus įvertintas pedagoginiai, psichologiniai tarnyboj, na, tokia trukmė ir kažkokiu laiku ir intensyvumu. Ir to specialisto, kur reikia, galbūt ir mokinio padėjėjo, galbūt, nežinau, psichologo, socialinio pedagogo, na, jeigu ten tikrai kyla iššūkių dėl kažkokių tai dalykų, pagal nustatytas funkcijas, tai šitą mokyklos vaiko gerovės komisija ir įvertins. Tai mokyklos vaiko gerovės komisijos veiksmai irgi aprašyti apraše, iš klausimų, kuriuos surašėt, norėjau pažymėti, kas galbūt svarbiausia, bet čia iš punktų. Jūs visą šitą, tai kas surašyta šitoje dabar lentelėje ir jūs ją matote, kad susipažįsta mokyklos vaiko gerovės komisija, tas algoritmas, ar ne, pirmiausia susipažįsta su mokytojų pateiktą informaciją, prieš tai jisai susako, mokyklos vaiko gerovės komisija paskiria mokytojus, ar ne, ir vaiko gerovės ir švietimo pagalbos specialistus, kurie užpildys tą pirmą formą, ją papildo, turėdami kompetencijų, ar ne, na, susipažinę, išklausę mokytojus, organizavę pokalbį su tėvais, papildo ir priima sprendimą. Jeigu gali papildo, jeigu ne, papildomais aspektais, arba surašo tais, kuriais nustatyta. Na ir teikia dėl pirminio ugdymosi formų klausimai ten, kur matyti, kad tėvai nesutinka su išvadomis, nes ten matot susipažinom, tai jau kaip ir aptariam, ar ne, nežinau, ar reikia dar aiškesnio, kad
tėvai susipažinimo metu, jeigu jie nepritarė, turėtų argumentuoti. Nereikia prašyti tėvų, kad ten argumentuotų, nežinau, kažkokią dalykinę labai sudėtingą kalbą, pagrįstumų, bet tėvai gali tiesiog surašyti tai, kaip jie, kad jiems atrodo, kad galbūt per mažas intensyvumas, gal net tų specialistų pagalbą rekomenduojama. Tiesiog kaip jiems atrodo, kad jie, parašytų arba susakytų tos lūkesčius, kurių jie turėjo, bet kurie atrodo, į kuriuos negavo atsakymą, ar ne, vertinimo metu. Tai pirmiausiai, kitas klausimas buvo, jeigu vyksta posėdis su tėvais ar ne, tai kas pirmiausiai aptariam žodžiu sunkumą ir tik po to pildomas priedas. Tai iš esmės, tėvai turėtų būti to pirminio sprendimo priėmimo metu dalyvauti tame posėdėje, kai priima sprendimą dėl vaiko poreikių vertinimo. Būtų idealu, jeigu dalyvautų, ateitų ir girdėtų, kokiais sunkumais ar ne susiduria ir kad jie tikrai gali kelti mokymuisi ir netgi iškritimui iš švietimo arba programos kartojimų poreikį sukurti ar nepapildomą. Tai daug dalykų gali kelti, tai tėvai turėtų tame dalyvauti, kai kalbam apie vaiką. Aišku, ir jeigu remiantis Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijomis, tai netgi ir vaikas turėtų dalyvauti, pasisakyti, kur jam sunku, kodėl galbūt elgesys jo toks, gal jisai turi paaiškinimą. Jeigu gali komentuoti, jeigu negali, tai tada tam tikri iššūkiai, galbūt pasikalbėjimas iki to su vaiku. Tai tuos sprendimus, bet jūs tą darot ir čia šitas dokumentas niekaip nepakeitė tų jūsų praktikų, kurias iki šiol. Kai jau užpildote, taip pasirašytinai tėvai turi gauti tą visą informaciją jau sudėliotą raštu ir kad aišku būtų, kur tėvai pasirašo, kad vaikas ir gaus tos pagalbos ir jos bus teikiamos tokiu tikslu. Ir kad tėvam būtų aišku, kad ta pagalba galbūt nesitęs 10 metų, ir logopedas nedirbs kaip korepetitorius, arba specialusis pedagogas nedėstys matematikos ir lietuvių kalbos, o tiesiog padės vaikui mokytis, susirasti geriausius mokymosi būdus, galbūt, nežinau, su mokytoju aptars metodikas, mokymo metodus ir būdus, kaip tą mokyti. Bet tėvai irgi tą turėtų žinoti, kad nebūtų lūkestis, nes jau gaunam tiesiog tėvų kreipimąsi, kad galbūt vaikui pagalbos nutraukiamos, nebeteikiamos, arba ir logopedai klausia, pavyzdžiui, tai jeigu mokykloje aš esu įsivertinęs, kad vaikui turiu teikti pagalbą, o atėjęs vaikas atsineša dėl specialių ugdymosi poreikių, kad aš turiu teikti pagalbą, tai ką aš dabar jau turiu išmesti tą vaiką iš pagalbos. Tai tikrai ne apie išmetimą kalbam, o galbūt galim kalbėti apie toliau tęsimą, galbūt ir to naujai atėjusio vaiko, ar ne, įtraukimą į kažkokią kitą jau esančią suformuotą grupę, gal, nežinau, pasikeis teikimo forma, nes pagalbos jūs galite ir stebėti, įgalinti vaiką, mokyti, įgalinti. Yra specialistų pareigybių funkcijose numatytos įvairios formos. Taip, tai dabar dėl PUP vertinimo. Atsiprašau, vieną klausimėlį, gal galim tą pačią temą? Ne, paskui, gal susitarkime paskui, gerai, nes taip nepabaigsim. Aš jau nedaug keletą skaidrių turiu ir tuoj baigiu ir tada tęsim diskusiją. Dėl PUP vertinimo skiria švietimo pagalbą, įpareigoja rengti pagalbos planą ir paveda komisijai stebėti tą plano monitoringą. Monitoringas yra svarbus, kad jūs turėtumėt argumentų ir kitam pervertinimui, jeigu toks poreikis atsiras, arba jeigu išryškės poreikis, kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą. Galbūt iš karto po pirminio ugdymosi poreikio vertinimo ir nebuvo pastebėtas toks poreikis. Visko gali būti, ar ne? Bet tie mokymosi sunkumai ryškėja, galbūt besiugdant vaikui, dalyvaujant ugdymo procese, ir tada jums galbūt tas naujas poreikis ir remsitės jau turima ta medžiaga. Kaip turėtų atrodyti, pavyzdžiui, planas ir kas turėtų rengti, ar tik tai mokyklos mokytojas ar švietimo pagalbos specialistas, tai rengia kartu, ar ne? Švietimo pagalbos specialistas tikrai nežino ugdymo turinį. Tikėtina, kad nežino. Jeigu žino, tai lenkiu galvą, bet turbūt visų dalykų
tikrai nežinos. Tai čia jis turėtų padėti mokytojui rengti individualų planą. Ir noriu pasakyti, kad ugdymo turinys tai yra ne tik tai tas turinys, ar ne, kaip dažnai žargonu kalbam, supaprastintas. Mes jo nesupaprastinam, ar ne? Tik tai tam tikrus dalykus, jį siauriname galbūt, ar ne, atsisakome tam tikrų temų, be kurių galbūt, vaiko pasiekimai labai nenukentėtų. Gal kaip tik kai kurias temas užakcentuojam, kad įtvirtintų, gal skiriam papildomą mokymosi laiką. Tai galbūt priemonės įsispręsti. Tai tas programų pritaikymas reiškia labai įvairius aspektus. Ko mokoma, kaip mokosi vaikas ir mokomas, kur, kokiomis priemonėmis, tai kaip nustato švietimo įstatymas plačiai. Tai apie tai ir pagalbos planas, ir jūs jau matote, kad ir forma ta, kurią teikia pedagoginė psichologinė tarnyba, beveik paliečia irgi tuos visus aspektus. Klausimai buvo, ar tikrai pedagoginė PPT mokykla privalo pateikti PPT dėl individualų ugdymo planą, nors jeigu ir tokį rengia, ar kažkoks jisai galbūt ta forma nepatvirtinta. Tiesiog čia bendravimo dalykai ir pagalba įvertinant vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, nes iš jo bus matyti, kokios pagalbos teikiamos, ką mokytojas kokias suteikia, ką darė, kad būtų galbūt galima galvoti ne apie tą pačių pagalbų kartojimą, ar ne, ir tų pačių priemonių taikymą, bet apie naujų taikymų ir ieškojimą veiksmingesnių būdų. Pagalbos planas yra individualaus ugdymo plano dalis, vaiko individualaus ugdymo. Jeigu jūs nerengiant iki mokyklinio ugdymo įstaigos rengs, pavyzdžiui, individualų vaiko kažkokį stebėjimą ar ne planą, nes vis tiek vaikui individualius pasiekimus planuos, vis tiek labai atsižvelgs nes vaiko raida labai individuali iki mokyklinėme ugdyme ypatingai, ar ne. Tai vis tiek kažkokiais būdais, tai kaip tą stebėjimo įtvirtina. Tai jeigu ten jau yra kažkokios formos sutartos, tai papildykite tais aspektais, apie kuriuos kalbam, apie švietimo pagalbos specialisto pagalbas, apie tai, ką jūs susitarėt vaiko gerovės komisija, tai tikrai nekeičiant naujų formų, kad jos būtų patogios ir tiesiog, jomis pasidalinant, reikštų padėti pedagoginiai psichologiniai tarnybai geriau atpažinti vaiko ugdymosi poreikius. Klausimas, ko tikslingi išrašai iš vertinimų, tai vėlgi tai apie tą patį, ką aš ir ką tik pristačiau ir kalbėjau, kad jie yra tikslingi tiek, kiek padeda toliau priimti sprendimus. Po kiek laiko jūs toliau galite kreiptis į švietimo pagalbos tiksliai dėl vaiko, galite čia ir dabar nustatyti, ar ne, rekomenduoti kreiptis vaikui pedagoginę psichologinę tarnybą dėl specialių ugdymosi poreikių vertinimo. Ir supažindinant tėvus ir paaiškinant, kodėl jums atrodo, kad vaikui gali būti specialiai ugdymosi poreikiai ir pagalbų reikmės didesnės, ar ne, ir ugdymo turinio pritaikymo reikmės, o paskui ir nacionalinių mokinių pasiekimų pritaikymo, ir iki brandos egzaminų pritaikymo. Tai jūs visą šitą tėvam aiškindami irgi turėsite argumentus. Ir tas kreipimasis turi būti, irgi ne už metų, ne už 2. Jeigu jūs per 20 dienų darbo, dienų maždaug atliksite pirminį ugdymosi poreikį vertinimą, tai tarnybai yra nustatytas kitas laikas, ar ne? Gali vėluoti, bet tada turės komentuoti, bet tikrai mes jau turime pastebėjimų iš tarnybų, kad jie nespėja, kad jie turės teikti paaiškinimus, bet kažkoks tai vis tiek turi būti protingas laikas, nes ir jūsų parengtos formos, ta pirmoji forma parengta, ar ne, po metų gali visai kitaip būti, jeigu jūs renksite po metų, gali būti visai kiti aspektai sudėti. Tai yra labai svarbu nenutempti, neužtempti tų procesų ir juos įvertinti čia ir dabar, nes šiandieninis vertinimas. Žinoma, kad gali būti klaidų, gali būti kažko nepastebėta, bet tai dirbame kartu, bendradarbiaudami ir tas klaidas taisom. Taip pat buvo klausimai dėl nutraukimo, atsisakymo ir kas tenai tada, kaip atsakingi tėvai, ką daryti su jais, tai dokumentas ir sako, kad nutraukti iniciatyvą gali tėvai, ar ne, nepritarti, ar ne, nes jie gali apeliuoti
bet gali ir atsisakyti, nutraukti. Tai jeigu neteikia apeliacijos ir rašo prašymą nutraukti, tai ten yra nustatyta, ar ne, kad apraše, kad mokykla stebi vaiko pasiekimų raidą ir jeigu mato, kad tie pasiekimai tikrai jau netenkina ir stovi vietoje, ar dar kaip tik kažkokia regresija vyksta, tai tikrai turite imti sprendimų ir kreiptis nustatytą tvarką, paaiškinant ir dar kartą tėvus pabandant argumentuotai paaiškinti, kodėl svarbu vaikui gauti pagalbas, kad tai yra vaiko teisė, o ne tėvų norai, bet tiesiog vaiko teisė gauti pagalbas, kad jis galėtų mokytis ir neiškristi iš švietimo sistemos, mokytis pagal savo galias ir gebėjimus ir pasiekti pagal savo galias ir gebėjimus, bet atsisakyti irgi tėvai gali, bet jeigu sprendimas yra mokyklos ir ne mokykla stebi, kad tikrai nebereikia tam vaikui pagalbos, jisai sėkmingai keliauja, mokytojai mato vaiko įveikė sunkumus ir pastebėjo ir ten tikrai viskas vyksta sėkmingai, tai mokykla tiesiog savo iniciatyvą irgi turi sprendimo teisę ir irgi gali priimti, supažindina tėvus, irgi nustatyta tvarka, kaip tas vyksta. Tai atsisakius tėvam, pavyzdžiui, mokyklų specialistų skiriamos pagalbos, jūs irgi, ir jeigu tėvai argumentuoja, kad jie pagalbas gauna iš šalies, tai jūs stebėdami vaiko pasiekimus, mokymosi raidą, ar ne, jūs vis tiek matysite, ar ta raida tikrai keičiasi, ar ji pakankama ar nepakankama, ir tada galėsite irgi, galbūt jeigu vaiko raida stoja vietoje ir ji nepakankama yra, jūs galėsite kvestionuoti tėvų pasakymą, ar ne, kad vaikas gauna pagalbas iš šalies, bet jūs matot, kad situacija nesikeičia. Tada klausimas apie tų pagalbų veiksmingumą ar nekyla. Ir ar tada pranešti vaiko teisėm, tai tada bendra tvarka viskas. Ir tada buvo klausimas, jeigu atlikus prevencinį vertinimą paaiškėja, kad reikalinga visam 100 pagalbos, vaikų pagalba, tai kaip tada su logopedu ir kas su vaiko gerovės komisija, tai ir aptarsite, ar ne, turbūt jeigu ankstyvą įvertinimą atlikdami, nežinau, 3-mečių, galbūt tikrai stebėsite tam tikrus kalbėjimo nepakankamus ar nepakankamai išlavėjusią kalbą, tai turbūt aptarsite su grupės mokytoju, su grupės mokytoju aptarsite ir mokyklos vaiko gerovės komisijos susitarsite, galbūt, kad tas mokytojas, organizuodamas kasdienų ugdymą, galbūt sutartais aspektais ugdys vaiko kalbą. Vaiko gerovės komisija tikrai padės logopedui apsispręsti šitoj situacijai, pasirinkti vaikus, nuspręsti tos pagalbos teikimo tikslą ir susitarti, kaip ir kokiais aspektais ta pagalba teikiama. Tai kaip ir atrodo, apžvelgiau jūsų klausimus, nustoju dalintis ir tada, Inga, grąžinu žodį tau. Ačiū labai, Daiva. Skaidrės pabėgo. Išsamus pranešimas, ačiū, Daiva, tikrai. Ir tam, pagrindinių klausimų, serija, ji buvo atsakyta pranešime, bet mes matom ir pokalbių langelyje nemažai sukritusių klausimų, kurie buvo surašyti pranešimo skaitimo metu. Tiesiog tiems, kurie pavėlavo, noriu pasakyti, kad mes, turime susitarimą ir prašymą klausimus lektoriai rašyti pokalbių langelyje, mes juos visus fiksuojamės ir kadangi tikėtina tikrai nespėsime atsakyti į visus juos, tai su laiku juos bus atsakyta. Tai galbūt po truputėlį pabandysiu įgarsinti klausimus ir Daiva tuomet prašysiu atsakyti į juos. Tai pirmas klausimas. Inga, aš manau, kad dar mano kolegės yra, nežinau, tai gal dar irgi galėtų įsitraukti į šitą klausimus atsakymus, bet vis dėlto matau dėl to individualaus ir pagalbos plano. Kodėl specialistai? Švietimo pagalbos specialistai rengia pagalbos planą. Taip yra susitarta, jie rengia planą, ar ne, kaip padės vaikui, todėl pagalbos planas. Jį turi rengti, kad ir to paties garso gebėjimui ar neištarti. Tai tas pagalbos planas
kad jo nereikėtų dar kažkaip tai kitaip perrašyti, tampa to ugdymo plano dalimi, kurie rengia mokytojas, ar ne, nu, tą savo dalį. Kaip jis ugdymo procese įtrauks tos tikrus aspektus, tai jie vienas kitą papildo. Tai nėra atskiri planai ir netikslas, kad rengti atskirius planus, tai nežinau, bet matau daug apie tą patį vėl klausimų. Ir kodėl pildo švietimo pagalbos specialistas, nes nu jis savo pagalbą, kaip teiks pagalbą, turi turėti planą. Dėkoju, taip, čia buvo nemažai klausimų būtent apie tai. Klausimas yra ir apie situaciją, jei mokiniui buvo nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai ir skirta švietimo pagalba PPT terminuotai. Ar mokyklos vadovas gali pratęsti švietimo pagalbos teikimą pasibaigus PPT nurodytam terminui? Ar pagalbos teikimas nutrūksta savaime? Jos nereikia nutraukti. Tikrai nenutrūksta, nes jūs vaiko gerovės komisiją ir įsivertinsite, ar ne, kad tiesiog specialistas turbūt teikdamas pagalbą matys ir mokytojas ir ugdantis matys, kad na, tikrai vaikų reikia pagalbos, ar ne, dar vis reikia pagalbos ir jūs fiksuosite ir vaiko gerovės komisiją tiesiog papildysite, ar ne, tą poreikį, fiksuosite, kad reikia papildomai tęsti ir vaiko gerovės komisijai priimsite sprendimą siūlyti vadovui. Papildyti, bet jeigu jūs matysite, kad na, ten tikrai yra poreikis galbūt kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą papildyti, gal jie tikrai tais tiksla kažko nepastebėjo, neįvertino pakankamai, tai irgi galite kreiptis papildomai paprašyti tuo aspektu, kad pasižiūrėtų teikiamą rekomendaciją. Ačiū. Ar BGK sprendimo pakanka naujų etatų steigimų įstaigoje, esamų specialistų ir specialiosios pagalbos mokinio padėjėjų, pavyzdžiui, nepakanka? Tai dėl to ir sakom, kad mokyklos vaiko gerovės komisija ne pati, ar ne, per mokyklos vadovą, jisai administruoja išteklius, jisai žino, jisai žino, gali kalbėti ir su savivaldybė, ar ne, ar gali tikėtis papildomų išteklių skirtų. Tai, na, tikrai dėl to turi būti ta dermė ir susiderinimas, dėl to čia ir vadovo vaidmuo yra įtrauktas ir jis, na, pakankamai galbūt ir matosi dėl to skirimo. Jis tikrai gali skirti ir privalo skirti, jeigu vaikui reikia pagalbos čia ir dabar. Jeigu reikės ilgesnės, tai kaip ir kalbėjau, turėtų būti kreipiamas į pedagoginę psichologinę tarnybą, dėl ko jis gaus dar ir papildomus išteklius ir papildomas rekomendacijas, kaip daryti. Taip, dėkui. Ar vadovas švietimo pagalbą paskiria įsakymu? Na, mes tiesiog skiria, taip, tai jo imperatyvus dokumentas, kurį leidžia mokyklos vadovas, yra įsakymas, ar neskirti švietimo pagalbą, jis turbūt tiesiog sąrašą patvirtins vaikam. Pagal mokyklos vaiko gerovės komisiją pasiūlytas sąrašus, ar ne, kokią pagalbą, kiek. Turbūt jis taip elgsis, na, ieškosit, bet iš tiesų tai, nu, potvarkė turi būti, nusprendimu, įsakymu. Taip, ir kaip pagalba teikia specialistai sunkumų patiriančiam mokiniui vidury mokslo metų, kai jau tvarkaraščiai yra sudaryti? Tai va dabar ir kalbam apie tai, nes naujas funkcijas, kaip žinote, tai kad tie tvarkaraščiai nebūtinai turi būti sudaryti metam, ar ne? Jie keistis mažiausiai 3 mėnesiam, kaip matom, ar ne, nes pagalbos 3 mėnesiam, ar ne, gali būti. Tos pagalbos formos gali keistis, jūs galite turėti individualią pagalbą, galite turėti grupinę, ar ne, grupėje teikti pagalbą, galite pogrupiai teikti pagalbą, galite stebėjimo būdu, ar ne, ateiti į veiklas vaiko, natūraliuose veiklose stebėti, ar ne, ir ten patikslinti pagalbą, galbūt netgi ir mokytoją konsultuoti, tai tos formos, na, susijusios su vaiko vertinimu. Ir jūs tą teikiat ir be to turit ir konsultacijas ir kitas formas, kurios tiesiog yra susitartas mokykloje, kaip jūs atliekat kitas funkcijas. Tai dėl to mes ir prašom, kad tie tvarkaraščiai tikrai susitarti, kaip jūs tos tvarkaraščius atnaujinsite, juose nusimatyti laiką, kada jūs, pavyzdžiui, pastebėsite, turėsite ne tik tai, kad pratybas vesite kaip formą, bet galbūt konsultuosite mokytojus ir mokinius ir tėvus, ar ne, kada galbūt jūs nueisite kažkokiom kitom veiklom skirsite, kad ir tam pačiam visuotinam, ar ne, vaikų įvertinimo poreikiu, tai jūs visą rugsėjį vis tiek galbūt veiklų nevykdysite ar neuruošitės galbūt,
Tai tvarkaraščiai ir nebus dar tą rugsėjį gal sudaryti, gal tik sudarysite spalį, lapkritį, pasitvirtinsite ir paskui vėl naujai. Bet matyt, kad tie tvarkaraščiai tikrai kuo toliau, tuo labilesni darysis, nes dauguma įstaigų ir jau dirba taip, tais būdais, nes eina į specialistai į veiklas, į pamokas, teikia pagalbas, nebūtinai vaikai išima iš veiklų, iš pamokų ar po pamokų. Tai įvairios formos ir tie jau randasi kiti būdai. Tai labai skatintumėm keisti tos tvarkaraščius pagal poreikį, planuoti pagal poreikį. Ir apie sąrašus dar sekantis kitas tai yra klausimas, kokius švietimo pagalbos gavėjų sąrašus ar sąrašą rengia mokykla. Švietimo pagalbos gavėjų, ugdymosi poreikių turinčių, ar turinčių specialių ugdymosi poreikių, kaip su sąrašais. Tai, sąrašus rengia, pagalbos gavėjų, ar ne, ir juose atsiras tie, kurie turi specialių poreikių, nes mokyklos vadovui bus svarbu skirti pareigybę, suplanuoti ir matyti, kiek ta pareigybė, kaip specialistas, nes pagal paskirtį, kurią teikia švietimo pagalbos specialistai, tai teikia visiems vaikams. Ar ne, tik tai galbūt, yra nustatyti kai kurie dalykai, kad, vienu metu, pavyzdžiui, intensyviai pagalbą teikia nedaugiau tiek vaikų. Ar ne? Tai vis tiek tie sąrašai reikalingi, kad žinoti mokyklos vadovui apimtis, paskui pasitikslinti, ar viskas yra sukelta į mokinių registrus, ar ne, jeigu apie specialiuosius ugdymosi poreikius kalbam, ar ten irgi matosi daug dalykų ir kaip tos pagalbos keičiasi mokslo metų eigoj, koks jų veiksmingumas, ką toliau mokyklos vadovas, galbūt reikės naujų pareigybių, ar pareigybės dalies, ar ne, ar laikinai kažkokio spręsti situaciją, kai laikinai atsiranda daugiau poreikis, kad specialistas dirbtų ir teiktų kontaktinę pagalbą, ar ne, tai vietoj priimami daug sprendimų irgi kažkuo remiantis jais. Tai tie sąrašai, mes jų nenustatom, kokių jums galėtų mokyklai, bet jūs, juos įsivertinat ir tuos, kuriuos reikia. Ir aš manau, daug savivaldybių daro tuos pačius sąrašus, kaip ir buvo įpratusios. Tiesiog apskaitai vaikų lengviau tada būna. Klausimas taip pat apie poreikius, ar vaikai turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų yra specialių ugdymosi poreikių vaikai. Aš jau skaidriai bandžiau pasakyti, kad ne nuo sutrikimo pavadinimo, ar ne, iš tiesų tai pirminis ugdymosi poreikių vertinimas, tai specialistai vertina gal ne sutrikimą. Sutrikimą nustato pedagoginė psichologinė tarnyba ir ji nustato specialiuosius ugdymosi poreikius. Jeigu vaikas nevertintas pedagoginiai psichologiniai tarnybai, tai vaikas neturi specialių ugdymosi poreikių. Tada būkit gera tiesiai, dabar pasakykit, su kuo dirbs logopedas. Pagal įstatymą logopedas teikia pagalbą mokiniams turintiems specialių ugdymosi poreikių. Ačiū labai. Ne visai taip. Paslaugos gavėjai yra visi vaikai iki 23 metų, atskirais atvejais iki 21 ar neatskirais atvejais iki 23 metų. Vienu metu dirbantis sureguliuota yra tik tai, kad specialių poreikių vaikų dirba, kai dirba logopedas ar ne, teikia pagalbą, nebūtų didelis skaičius vaikų, nes natūralu, kad jiems į 18 valandų susidėti ar ne darbo krūvį išdėlioti yra sudėtinga ir tų vaikų skaičius yra sureguliuotas, turinčių specialių ugdymosi poreikių. Bet logopedas teiks pagalbą ir visiems kitiem, nes iš tų specialių ugdymosi poreikių vaikų jų sąrašus susidarysite metam, bet juk ne visus metus jūs privalėsite teikti logopedo pagalbą. Tai teiksite ir tiem vaikam, kuriuom nustatyta pagal pirminį ugdymosi poreikių vertinimą. Tai čia nežinau, kur čia, nes visą laiką tai buvo. Ir prieš tai buvo teisės akte, kur nustatyta, kad tik specialių ugdymosi poreikių vaikų skaičius yra ribojamas. Visų kitų ne, nes jūs tas formas, jeigu jūs ateisit į grupę ar ne iki mokyklinio ugdymo grupę, kartu su mokytoju dirbsite, tai jūs visai grupiai paimsite, ar ne, tam tikrą pagalbą gali tuo momentu suteikti, ar ne, jeigu deras ugdymo turite. Tai čia tos formos, kaip ir kalbėjau, nuo būdo, nuo formos pagalbos teikimo priklausys. Bet jeigu kalbam apie individualią
apie grupinės konsultacijas, apie individualias ar pogrupinės ir taip toliau, tai tas vaikų skaičius yra ir apie vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, neskaičiuojant dideli, tai dar sumažina ar ne vaikų skaičių. Tai tuo momentu, tai susidarant tos, kaip jūs sakot, griežtus tvarkaraščius, ten trimestrų, pusmečių ir metam, tai jūs ir susidėliosite. Bet nelabai įsivaizduoju, kad metam galėtų logopedas susidaryti tvarkaraštį vaikui. Bet atsiprašau, mes iki šiol, čia apie ikimokyklinę ugdymo įstaigą kalbu, skaičiavom vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius ir tie vaikai, kurie tik netarė tam tikro garso, mes išeidavo, kad nedideli specialieji ugdymosi poreikiai. Tai dabar tos skaičiuoklės nėra, tai kaip tada įvardinami šitie vaikai, kurie turi nedidelius, tik tai tarimo sutrikimą, nes be įvertinimo specialių ugdymosi poreikių. Tai kaip tada šitos vaikučius mums dabar įvardinti? Tiesiog pagalbos. Jie turintys po pirminio ugdymo, jie turi savo individualių ugdymosi poreikį, ar ne, poreikį pagalbai logopedo, bet jie neturi specialių ugdymosi poreikių, jie ir niekada neturėjo. Nes visą laiką, žiūrėk, tiesiog taip, pagal dokumentą, kaip jau ten praktikoje buvo, kokios praktikos susidėliojo, bet pagal dokumentus ir švietimo įstatymą specialiuosius ugdymosi poreikius negalėjo nustatyti logopedas. Negalėjo, nes visą laiką nuo 2011 metų specialiuosius ugdymosi poreikius nustatydavo tik pedagoginė psichologinė tarnyba. Tai, tiesiog per praktikas tam tikri dalykai susidėliojo, jie dabar, bandom pakeisti juos ir galvojam, kad, ta ankstyvoji pagalba yra daug svarbesnė galbūt negu kai jau nustatom specialiuosius ugdymosi poreikius, ar ne, tai ten tada, jau turim bėgti, vyti situacijas, spręsti, ar ne, intensyviom pajėgom, daugiau specialistų ir ugdymo turinį pritaikyti, bet įvairių situacijų yra ir tikrai kartais tas būtina. Ačiū, Daiva, bandom atsakyti į klausimus kaip tarėmės, iš pokalbių, taip pat langelio. Techniniai keli klausimai. Jeigu užpildytą priedą tėvams galima rodyti elektroniniu variantu, tai kaip tada su parašu? Turime turėti papildinį variantą? Kai kurios mokyklos turi tiesiog planšetės, užpildo ir jie ten pasirašo. Tos techninės galimybės yra įvairios, bet jeigu neturite tokių techninių galimybių, tai reikėtų atspausdinti tėvam pasirašyti, ir suformuoti PDF formatą su parašu pridėti tada. Kad jūs turėtumėt. Nežinau, ar atsakiau, aiškiai, kad tiesiog jeigu turi techninių galimybių, tai naudotis elektroniniais formatais ir tėvų parašais, bet jeigu neturi, arba tėvai galbūt gali žinutę atsiųsti, kad pritariu, ar ne, tada gal tą žinutę prikabinti, kad tokios dienos žinutė patvirtino, pritarė. Bet šiaip tai tada formuokite, atspausdinkite ir PDF formatą formuokite. Pasirašyti, bet kad matytųs tėvų parašą, susipažinau. Dar irgi apie labiau techniką, užpildžius pirmą priedą dėl logopedo pagalbos teikimo, dokumentus perduoti vadovui ir sekti vaiko bylas. Yra irgi pasiteiravimas. Užpildžius pirmą priedą, tai jūs turbūt tiesiog rekomendaciją mokyklos vadovui paduosite visą tą priedą, nes priims sprendimą ir jūs tą priedą grąžinsite į vaiko bylą. Tiesiog, kad ne 10 dar kažkokių dokumentų ar neperašyti, jūs tiesiog, taip kaip darėte iki šiol. Niekas nesikeis, nes jums ir paskui individualų planą, ar ne, iš jo suformuosite, jeigu elektroninis variantas arba tą pagalbos planą, kurį specialistas rengs, jo pasinaudos, ar ne, ką ten jam daryti ir kokius tikslus kelti, teikiant savo pagalbas. Ir kaip stebėti tą pokytį ir kaip mokyklos galbūt, nežinau, mokytojas kaip stebės, ar yra pokytis ir tai, ką jis daro, kiek prisideda prie įtvirtinimo, tai tų įgūdžių, kuriuos suformuoja specialistas. Atsiprašau, ar galime grįžti prie to klausimo, su kokiais vaikais logopedas dabar dirbs? Aš labai atsiprašau, man kažkodėl neleidžia jungti kameros, tai pasislėpusi būsiu. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo asmenims tvarkos aprašas 8.1 punktas numato, kad logopedas pagalbą teikia SUP vaikams, kuriems reikalinga logopedo pagalba.
Tai dabar išeina, kad jeigu vaikas netirtas, nevertintas PPT, tai logopedas negali dirbti. Čia kaip ir gaunasi dokumentų kolizija. Bet žiūrėkit, to paties dokumento antras punktas, beras, aš dabar taip greitai neįsijungiu, nes man trukdo Teamsas. Pagalbos gavėjai yra vaikai. Visi nustatyti mokiniai ar nenustatyti. Ne. Ir ten nėra jokių supų nustatyta. Čia buvo Yra. tam, kad pareigybė įsteigti, va šitą punktą, kur jūs minit, pareigybė įsteigti. Ne, logopedas. Kam teikia pagalbą? Tai pavyzdžiui, darželė, nedaugiau kaip 30 specialių ugdymosi poreikių, toliau SUP, turinčių mokinių, ugdoma pagal ten tokią programą, kuriems reikalinga logopedo pagalba. Tai visų pirma, jis turi turėti SUP nustatytus ir tik tada jam reikalinga arba nereikalinga logopedo pagalba. Čia yra pražiūrėta šitas dalykas ir čia yra dokumentų kolizija ir labai aiški kolizija. Šiaip, jo, mes šitą žiūrėjom, bet iš tiesų antras punktas irgi to paties dokumento, kurį cituoja, ten irgi sako, kad pagalbos gavėjai visi vaikai, o pagalba logopedo ten prieš tai yra parašyta, kad pareigybė ar nesteigiama ir pagalba teikiama. Tai čia ir tiesiog steigimai. Tai žiūrėkit, mes šitos dalykus susižiūrėsim, pagalbą turi teikti visi. Pagalba pagalbos gavėjai. Teikia pagalbą, ne pareigybė steigiama, o teikia pagalbą. Jo, šitos įspręsim, pasižiūrėsim, bet čia buvo jau diskusija, šito teisės akto nenorėjom, nes buvo suderinta, ar ne, grupiai, bet švietimo įstatymas įsigaliojo vėliau, negu buvo suderinta po grupėse, ar ne, nes iš profesinėms sąjungom. Pedagoginės pagalbos teikimo. Tai aš žinau, bet švietimo įstatymas dėl pirminio ugdymosi poreikių vertinimo ir pagalbos skirimo ir teikimo įsigaliojo nuo rugsėjo 1. Tai šitas, manom, kad kol kas, jūsų minimas neprieštarauja iš esmės, todėl kad antras punktas to dokumento nustato, kad pagalbos gavėjai yra visi vaikai. Tai dėl to ir tos skubos tvarkos mes nebuvo keista. Ir dėl to atsirado, ir kad būtų visiems vaikams, dėl to ir atsirado nustatytos trukmės, ar ne, pagalbų teikimo. Ir dėl to ir nerekomenduojama visiems metam, ar ne, įvairių dalykų ten atsiranda dėl poreikių pagalbos. Ir ten dėl nustatytą pagalbom, pareigybei steigti, dėl to ten buvo šitaip liko. Pasižiūrėsim, kaip įspręsti šitą dalyką, tikrai pajudinsim kažkada, bet galbūt ir greitų metų. Bet pagalba turi būti teikiama visiems vaikams, nesvarbu, kas jie skyrė. Tik tada klausimas. Jeigu vadovaujamasi dokumentais, tai manau, kad dokumente turi būti tiksliai nurodyta, kam yra skiriama švietimo pagalba, taip pat ir logopedinė. Nes vis tiek dokumentas yra ir mes vadovaujamės dokumentu, mes negalime interpretuoti kiekvieną savaip. Jeigu mes pradėsim kiekvieną savaip interpretuoti, tai pagalba nebus teikiama tikslingai. Tai va čia manau, kad tikrai reikėtų pakoreguoti šitą įstatymą ir reikia konkretikos, o ne abstrakčiom savokom mus užmėtyti, nes mes nežinome, kaip dirbti ir nes kiekvienas gali prisikabinti prie mūsų tada. O jūs galėtumėt paaiškinti, dėl ko galėtų prisikabinti prie jūsų? Vat pavyzdžiui, ir dabar dėl Dalios klausimo, jeigu logopedas dirba tik su SUP turinčiais vaikais, o mes pagalbą turime teikti ir vaikučiams, kurie nėra įvertinti PPT, kurie tik... Bet jums vadovas, aš atsiprašau, kad pertraukiu, vadovas gi skirs teikti pagalbą. Vadovas nustatys jums prievolį. Jūs vykdot vadovo pagal sutartį darbo, ar ne? Mes ir vykdysim, bet tai kur čia tada ta koalicija ir kas prie jūsų galėtų prikibti? Jeigu vadovas nustatys, kad skirti po pirminio ugdymosi poreikių vertinimo skirs pagalbą, jūs susidėliosite savo tvarkaraščius, kad tiem vaikam, kuriem bus intensyviai trumpalaikė pagalba ir jos nebereikės tęsti, nors jie turės specialių ugdymosi poreikių, su pareigybė bus įsteigta, ar ne, nesikeis. Finansavimas iš valstybės ateis, nes jie specialių ugdymosi poreikių pažymėti rugsėjo 1 ir toliau pagalba ir atsiranda laiko, kada jūs gali teikti paslaugas vaikam, kurie bus nuskirti jums mokyklos vadovo įsakymu. Tai aš nelabai dar suprantu, žinoma, mes patikslinsim, priimam pastabą, bet sakau, anas dokumentas įsigaliojo pirmiau negu šitas, negu įstatymas.
ten yra įstatyminio teisės akto nuostata. O čia yra įstatymo nuostata, kur yra svarbesnė. Ir įstatymas sako, kad po pirminio ugdymosi poreikių vertinimo mokyklos vadovas skiria pagalbą. Jis tą ir daro ir niekas negalėtų prie jūsų, na kaip jūs, nežinau, čia kažkokių nesusipratimų. Po truputį mes išsiaiškinsim ir tikrai tą koliziją įspręsim, jeigu čia yra kolizija, nes tikrai antras punktas to dokumento sako, kad pagalbos gavėjai yra visi, tik tai pareigybė yra steigiama. Tai dar pasižiūrėsim. Gerai, tai gal prie to paties ir nebegrįžtam, supratom, kad šitas Norėčiau, kad pratęsimas būtų, bet ne prie to paties, tai gal galit sukonkretinti konkrečiai, kokią švietimo pagalbą mokykloje gali skirti mokyklos vadovas. visą. Ką Visą. reiškia visą konkrečiai? Specialiąją pedagoginę, psichologinę, specialiąją pagalbą, socialinę pedagoginę pagalbą, mokymosi pagalbą, rekomenduoti, teikti, koordinuoti teikiamas, kreiptis dėl koordinuoti teikiamų paslaugų, visą pagalbą, kokia yra. Tik tai viena mokyklos vadovas žinos, kad tai, jeigu vaikui nustatyti specialiai ugdymosi poreikį, valstybė finansuoja tą švietimo pagalbą ir jūsų pareigybės ir dėl to nustatom, kada jūs teikiami, kad, na, ir vaikų skaičių, kai jiem nustatyti specialiai poreikiai, nes jiem ir tos sudėtingesnės pagalbos reikės ar ne, o jeigu tik tai nustatyti ugdymosi poreikiai, vadinasi finansuojama savivaldybių biudžeto lėšomis. Tai va 2 skirtingi dalykai, dėl ko turėtų būti tie skirtumai. Ačiū. Aš norėčiau irgi paklausti, nes jūs sakėt, kad pagal senąją tvarką specialiuosius ugdymosi poreikius VGK komisijos nenustatydavo. Nors iš tiesų punktas 7.3 senosios tvarkos ir sakė, kad tarkim, jeigu nepritaiko, bet komisija skaičiuodavo SUP, įrašydavo į švietimo pagalbos sąrašą vaikus, čia punktas 7.3 ir pateikdavo šitą sąraštą derinti tarnybai. Taigi visi švietimo pagalbos gavėjų vaikai buvo SUP vaikais. Ne, bet čia nerašo, kad jie priskiriami subgrupiai. Subgrupiai ir buvo skaičiuojami specialiai ugdymosi poreikiai. Senos tvarkos punktas 7.3. Todėl, kad buvo viena savoka, bet jie, jie skaičiuojami ne supai, o ugdymosi poreikiai, neskaičiuojami. Bet visą laiką pagal švietimo įstatymą, ten sakau, kaip mes išsiaiškinom ir kokie niuansai, tiesiog buvo taip buvo tiesiog tokia praktika ir jinai buvo, tiesiog šiek tiek ydinga, ar ne? Nes priskirdavom prie sub grupės vaikų, neįvertindami visais aspektais, tik tai logopedinių. Tai, o sąrašo derinimas tai nereiškia, kad vaiko vertinimas. Tai nebenorėčiau grįžti, ką darėm ne taip ar ne, ar ne taip, kaip buvo teisės aktuose susitart, arba kaip įstatymų, ir kur ten buvo kažkokių kolizijų dokumentų. Tai šita diskusija yra apie tai, kad pastabas mes jūs fiksuojam, užsirašom ir ten tikrai, jeigu reikia aiškumo, tikrai priimam. Kad galbūt reikia aiškumo, reikia dar susitarimų, galbūt tada mes, tai mes prie šitų dokumentų grįšime. Ir šitas dokumentas yra, aiškiai, noriu žinutę pasakyti, kad tie klausimai, kuriuos jie kils ir padirbėjus, ar ne, jie liks kaip neišspręsti ir dėl kurių reikės dar naujo susitarimo, ir šitas dokumentas bus atnaujintas. Dokumentas nėra tam, kad sunkinti gyvenimą jum. Dokumentas tam, kad būtų visiems paprasčiau ir būtų aiškumo. Jeigu jo trūksta, tai tikrai mes derinom su visom institucijom, buvo skirtas laikas ir buvom į viešumą išėję ir kelis kartus pristatė ir asociacijom kreipėsi ir pastabų laukia, bet jeigu nesulaukiam, tai galbūt ir pražiūrėtas dokumente tam tikri aspektai. Tai juos tikrai tikrai tikslinsim, taisysim. Tai dėl to labai ačiū už pastabas ir klausimus, visi jie svarbus, į visus bandom atsakyti ir fiksuojam, ką tikrai reikėtų tikslinti ir keisti. Ačiū, ir dėl to Daiva, buvo priimtas dar sprendimas, Inga, atsiprašau, Taip. kad tikrai ne visi nuo rugsėjo 1 pereinam, ar ne, o palaipsniui. Ir galbūt, jeigu kažkuo užstriksime, galbūt tikrai reikės dar galvoti, kaip spręsti šitą klausimą. Tai prašau, Inga, atsiprašau. Taip, tikrai ir dėkoju už pastebėjimus ir už klausimus. Vėlgi dar žiūriu, kad tikrai nemažai jų likę yra mūsų langelyje, bet kaip ir minėjome, ir kaip ir Daiva dar kartą sako, viską pasifiksavom ir su laiku atsakymai jūs pasieks.
Mūsų laikas baigėsi ir dar kartą turbūt tik pabaigai norėčiau priminti, kad įrašas daromas ir rytoj jį galėsite rasti mūsų Įtraukties švietime centro YouTube kanale. Ir ten jis kabos visą laiką, galėsite atsisukti, kada jums bus patogu paklausyti. Tai dėkoju. Dėkoju. Klausimai atsakyti, kurie šiandien buvo pateikti, bet neatsakyti, kada galėsime atsakymus į juos sužinoti. Į kitus klausimus, kurie nebuvo atsakyti šiandien. O kurie ten nebuvo atsakyti, tai gal... Pavyzdžiui, aš norėjau labai paklausti apie apeliaciją, kad tėvai gali teikti apeliaciją. O kur jie ją turi teikti? Kam? Tame dokumente nieko nerašo. Tai yra parašyta, kad pedagoginiai psichologiniai tarnybai. Jeigu jie nesutinka su mūsų, pavyzdžiui, pirminiu vertinimu... Taip, apeliacija teikia po mokyklos vertinimo, yra nustatyta, teikia pedagoginiai psichologiniai tarnybai, o jeigu nesutinka dar kartą su jo, su siūlomais vertinimais, o pedagoginė psichologinė tarnybai tada kreipiasi į nacionalinę švietimo instituciją. Tai žiūrėkit, tai vis tiek dokumentai yra galbūt neaiškiai parašyta, gal mums reikėtų dar pamėginti jį skaityti ir aš galvoju, kad, galbūt aš ir kalbėdama kažkaip akcentus bandžiau sudėlioti, gal tie klausimai pristatymę, tai pabandyti, tai tikrai viską galima galvoti, aš kitą pranešimą irgi atitinkamai pasižiūrėsiu, kad būtų tie akcentai gal padėlioti, gal kitaip. Bet jeigu tikrai jau matysite, tai visą laiką skambinkite ir telefonas yra, ar ne, ir Lietuvos Įtraukties švietime centro kolegės irgi konsultuoja. Tikrai ramiai, susidėliokime, kas neaišku ir kur tikrai pražiūrėta, pasižiūrėsim ir tikrai, pagalvosime, kaip kuo greičiau užtaisyti tai, kas, kelia jums nerimą. Nes, tikrai, kaip žinot, kiekvieną dokumentas tikrai, visi dokumentai yra rengiami žmonių, o jie irgi gali klysti, bet to derinimo etapuose galbūt irgi kažką pametėm, nežinot, vienas vienaip pasiūlo, kitas kitaip, gal ir ta logika kažkur tai išskydo ir pasimetė, tai tikrai pasižiūrėsime, ką galime patikslinti, padaryti ir kaip tą, ar galbūt ir grįšime, tikrai pasižadame, jeigu ne iš karto su dokumento atnaujinimu, bet grįšime, kaip jums sekasi taikyti ir kur matote tikrai esminės spragas dokumento, grįšime po kelių mėnesių, ar ne? Galvom taip mes, Inga, kad pagalvoti, kaip aptarti toliau vis dėlto kas ten, nes tas pirminis galbūt žinot, ir tikrai iššaukia ten nerimo, pasikeitė tam tikros situacijos, bet mes vaikus įmetam kiekvieną dieną į mokymąsi, ar ne į naujas situacijas, į nepažįstamas situacijas ir vaikai bando prisitaikyti be pykčio, tai ir mes kviečiam, pabandyti pasižiūrėti į dokumentą kaip į naują iššūkį, jeigu jis tikrai bus nepriimtinas ar kažkaip tai, kels neaiškumų, tai kaip ir kalbėjau, tikslinsim. Labai atsiprašau, gal dar būtų klausimo, galima būtų vieną. Malonėkit pasakyti, vaikai turintys fonetinių ir fonologinių sutrikimų, kaip jūs ir minėjote, jie neturintys specialių ugdymosi poreikių, tai galbūt jiems pirmo priedo ir nereiktų pildyti, užtektų pasirašytinai kaip vadovas patvirtintų sąrašą. Ar jums būtinas? Jo, bet esmė tai tokia, kad vis tiek mokyklos vaiko gerovės komisija turi žinoti, ar ne, specialistų savo ir įsivertinti. Ir labai svarbu, kaip ir kalbėjau apie tas funkcijas, kad mokyklos specialistų mes, kaip žinot, vis tiek įtvirtinimui galbūt nėra šalies tokios prabangos, kad specialistas ir įtvirtintų visus metus, išmokęs tarti tam tikrą garsą ir jį įtvirtintų visus metus. Ir neefektyvu tai. Įtvirtinti garsą dėl to ir kviečiam, kad, pavyzdžiui, tos gebėjimus, kuriuos suformuojat, kažkiek laiko stebėtumėt, įtvirtintumėt jūs kaip specialistai, o paskui galintumėt mokyti ir tėvus tą daryti. Ir po kiek laiko stebėti, grįžti prie tų vaikų. Tai dėl to ta vaiko gerovės komisija, ji yra svarbu. Ir ta forma, tai jums nebūtina ją plėtoti kažkiek ten labai iki sudėtingų bandyti situacijų aprašyti, tiesiog paprastai surašysite, kad yra sunkumai, ar ne? Kalbėjimo, nežinau, kalbos, ten tiesiog savo terminologiją susirašysite ir pasitvirtinsite vaiko gerovės komisijoje. Tas sprendimas bus priimtas ir tada tikrai bus ne vien ir niekas nesvarstys, kad gal logopedas ten, ir nieko, ir per mažai dirba, ar dar kažkaip, tai bus visiems aišku, koks logopedo tikslas, ką jis daro, kad jis ateina ir pasižiūri, kaip ir kitaip pamokose sekasi vaikai, ir tas atvirumas tarp kolegų, tas bendradarbiavimas plėtosis, tai
Tai vertina siūlymas, prašymas, kad vaikai patiria kalbos kalbėjimo sunkumų vertinti, o nenustatyti grupės ar nesutrikimo ir sutrikimo lygį, nes tą daro pedagoginė psichologinė tarnyba. Ir tą visą laiką turėjo daryti pedagoginė psichologinė tarnyba. Ačiū. Ačiū labai, bet tikrai turbūt klausimai yra tikrai jų ganėtinai daug, o mūsų jau laikas jau viršytas, tai dėkui šiandieną. Kaip ir sakė Daiva, sugrįšim. Pasitarsim ir sugrįšim, informuosim. Tai ačiū visiems ir gero vakaro likusio. Iki. Ačiū už klausimus visiems. Viso geriausio. Ačiū.